Šiaulių komandos. Mes galvom, kad mūsų komanda gana tvarkingai gynės, bet kiek buvo varžybų vis prasileidžiam, tai vieną, tai du įvarčius ir galutinai nuo Atlanto 3 įvarčiai, reiškia kažką tai turi daryti, keisti taktiką, pradėti vėl iš naujo, mokinti komandą gintis ir stengiamės šios rungtynės tai įgyvendinti. Ir, kaip matom, pavyko. Pavyko, tai gražaus žaidimo nebuvo, tačiau komanda tvarkingai gynėsi, pradedant puolėjais ir baigiant gynėjais. Įmušus pirmą įvartį buvo tikslas apsiginti ir dar kartą įmušti. Tokio tikslo nebuvo, buvo tik tai apsiginti, o įmušti aš visą laiką sakydavau, kad jeigu komanda apsigina, nepraleidžia įvartį, o įvartį mušti, tikrai būna 2-3 progas per rungtynes, 2 išnaudojam. Palyginus su Atlantu mačas tikrai buvo kaip diena nuo nakties skyrės ir džiugu, kad laimėjom ir visą laiką tikėjom ir tikėsim komandą, kad galim nugalėti ir važiuosim bet kur ir bet kada.